Sveiki visi. Gal šį kartą neįprastas veidas jums bus. Marių išleidome atostogauti. Tai pavaduosim Marių šiandien. Tai ačiū visiems, kad skyrėte laiko savo žinioms, skyrėte laiko mums. Tai šiandien kalbėsime tikrai aktualia visiems tema. Tai pirmiausiai gal susitarkime dėl taisyklių, kad visi mikrofonus laikykime išjungtus, kad netrukdytumėte savo, kitiems ir lektoriui skaityti pranešimo. Klausimus, jeigu turėsite, tai drąsiai tuomet rašykite į chat langelį. Po pranešimo tuomet Rimvydas atsakys jūsų klausimus tuomet. O dabar tada kviečiu Rimvydą pasisveikinti ir pristatyti savo šiandienos temą. Sveiki gyvi, mėly klausytojai. Labai malonu šiandien bus pabendrauti su jumis. Pagrindinis dalykas, kas visada kiekvieną mūsų jaudina, tai tos sąlygos, kurios gali padėti pagerinti mūsų gyvenimo sąlygas, pagerinti mūsų pajamų šaltinius arba atvirkščiai pabloginti juos. Ir pastaruoju metu jau daugiau beveik 6 savaitės prasidėjęs karinis konfliktas artimuose rytuose, kuris pasireiškė Irano bombardavimais, atrodė, kas čia gali mums įvykti už kažkur tai 3,5 ar 4 tūkstančių kilometrų nuo mūsų kažkas ten vyksta, bet kadangi globalus pasaulis yra labai susijęs, tai visi tie kariniai veiksmai iki šiol jau gan stipriai paveikia mus. Mes važiuodami per benzo kolonėlės arba atvažiavę jas užsipilti kuro, matom, kad ir benzinas, ir dizelinas pabrango. Tie, kurie skraido lėktuvais, irgi jau daugelis jaučia, kad ir bilietų kainos pabrango. Tik tai neseniai girdėjau, kad lėktuvų kuras anksčiau kainavęs kažkur tai apie $750 už toną, dabar jau kaina pakilo iki 1700 ir taip toliau, žodžiu. Sąlygos, finansinės sąlygos pablogėjo, taigi šiandien turbūt bus visiems įdomu paklausyti, kaip tie Irano bombardavimai jau iki šiol pakenkė visam pasauliui, aišku, Lietuvai ir mūsų gyventojams. Tai pirmoji dalis bus mano pranešimo apie tai. Po to vakar vakare arba šiandien iš ryto sužinojom, kad prasidėjo kažkokios tai paliaubos tenai ir yra įvairių nuomonių, kaip tos paliaubos gali dabar atsiliepti. Tai irgi bus apie 5 ar 10 minučių analizė naujai situacijai ir svarbiausiai bus paskutinėje dalyje mano pranešimo, ką vis dėlto daryti, kad mes galėtume išvengti ir šitų bloginimo sąlygų, kurios kilo iš šito Irano bombardavimo ir kaip apsiginti nuo ne tik šių, bet panašių, išorės poveikių. Taip kad visus kviečiu įdėmiai ne tik paklausyti bendrąją analizę, bet išklausyti iki galo ir tada sužinosi daug konkrečios informacijos, kaip mums apsiginti nuo šitų blogųjų globalaus pasaulio poveikių ir kaip pasigerinti savo gyvenimo kokybę. Taigi, pradedame apie tai. Pirmoji dalis trumpai apie tai, kodėl prasidėjo Irano bombardavimas. Ir prasidėjus jiem mes sužinojom tik tai iš Jungtinių Amerikos valstijų prezidento ir kitų politikų bei Izraelio politikų aiškinimų.
Nu, ir pirminės to karinio konflikto Irane priežastys buvo vardintos taip, kad pirmiausiai tikslas tų bombardavimų yra sustabdyti branduolinę programą, kurią vykdo Iranas. Ir vienas svarbiausių tikslų - sulėtinti ar iš viso sustabdyti Irano branduolinę programą. O, reiškia, bombardavimo taikiniai tai buvo urano sodrinimo objektai, tų atominių tyrimų centrai ir visa infrastruktūra. Pagrindinai, kuo rėmėsi šitie politikai, jie sakė, kad tokiu būdu jie bandys sumažinti galimybę Irano įgyti branduolinį ginklą arba bent jau atitolinti to branduolinio ginklo įsigijimo ir panaudojimo momentus. Tai ypač nuolat pabrėžė Izraelis, kuris Iraną laiko egzistencinę grėsmę. Kita vertus, pats Iranas savo visose doktrinose yra pareiškęs, kad pagrindinis jų amžinas priešas yra Izraelis ir jų tikslas likviduoti Izraelį kaip valstybę ir iš to regiono, iš Palestinos, to vadinamo žemių, išvaryti visus žydus. Na, antras tikslas buvo tai Irano karinių pajėgų silpninimas. Todėl vykusiais sprogdinami smūgiai dažnai buvo skiriami raketų bazėms, dronų gamybos įmonėms, oro gynybos sistemoms ir tikslas tų bombardavimų sumažinti Irano gebėjimą ginkluotai atsakyti arba padidinti karinės jėgas regione. Ketvirtas tikslas tai buvo Irano regioninės įtakos ribojimas, nes Iranas siekė stiprinti įtaką tose atimuose rytuose, ne tik tai, reiškia, tiesioginiam priešam, kaip sakant, Izraeliui, bet ir Irakui, Sirijai, Libanui, Jemenui. Todėl karinių smūgių tikslai galėjo būti, reiškia, skirti logistikos grandinėm, ginklų tiekimo keliams, Irano remiamų grupuočių infrastruktūrai. Nu, vidaus ir tarptautiniai signalai buvo tokie, kad tokie veiksmai visada turi ne tik tai karinį, bet ir politinį poveikį. O vidaus auditorijoje tai parodyti ryžtą užtikrinti saugumą kiekvienos valstybės ir jų gyventojo sąjungininkam, patvirtinti jiems duotus įsipareigojimus. Na, aišku, priešininkams visada siunčiama žinia apie jų galių ribas. Na ir dar vienas tikslas, kurį pradėję bombardavimus skelbė JAF ir Izraelio politikai, tai buvo eskalacijos kontrolė. Nors bombardavimų skaičiai atrodo eskaluojantis, jie vis didėjo ir kaip pastaruoju metu sakė, kad per mėnesį beveik tik tai JAV bombardavimai pasiekė beveik 10 000 tikslų, dar apie 4 000 tikslų bombardavo Izraelio oro pajėgos. Taigi, reiškia, bet visi vis dėlto saugojosi, kad nebūtų per daug eskaluojantis tie bombardavimai, kad nesukeltų nei plataus karo, o svarbiausia, kad nubaustų, bet neperžengtų slenksčio į visapusišką konfliktą. Na, toliau pašnekėkime, kokios esminės JAV ir Izraelio karinių operacijų prieš Iraną klaidos išryškėjo per visą šio karinio konflikto laikotarpį. Pirmiausiai, tai išryškėjo strateginio tikslo neapibrėžtumas. Viena iš ryškiausių problemų tai yra tikslų įsiplėtimas pačio konflikto metu. Pradžioje buvo skelbiama, kad tai branduolinės programos neutralizavimas, o vėliau ir, reiškia, Irano režimo silpinimas ar net keitimas. O dar vėliau regioninės galios balansavimas. Tai pasireiškia kaip klasikinė propaguojamos misijos dinamika, kai ribota operacija tampa atvirų karų. Galima, reiškia, iš mūsų patyrimo visą tai sulyginti su Rusijos
tą vadinamą trumpuoju užpuolimu prieš beveik 5 metus Ukrainos pradžioj, tai buvo skelbiama, kad tai yra kelių dienų karinė operacija, o jinai pavirto į tokį daugiau nei 5 metus besitęsiantį karą. Problema tokio, reiškia, strateginio tikslo neapibrėžtumo tai yra, kad nėra aiškios pergalės apibrėžties. Ir sunku nuspręsti, kada sustoti, nes, reiškia, pagrindinė blogis tai yra tai, kad didėja kaštai, ne tik ekonominiai, bet ir politiniai ir kariniai. Na ir antras, reiškia, klaida didžioji, kad buvo neįvertintas Irano pasipriešinimas ir jo pasipriešinimo galios. Pradinė prielaida buvo, kad Iranas bus greitai paralyžiuotas arba atsakys labai ribotai, tačiau realybėje Iranas vykdė labai plataus masto ir raketų, ir dronų atakas, ne tik tai prieš savo tiesioginius, reiškia, priešininkus, tai Izraelį ir JAV atskiras tenai bazės tam regione, bet buvo, reiškia, bombarduojami ir beveik 10, reiškia, to artimųjų rytų valstybių. Ir, reiškia, pradžioje, aišku, daugiausiai Izraelis smogė ir JAV bazėmi ir Izraeliui, destabilizavo regiono energetikos infrastruktūrą ir tai, aišku, sukėlė grandininę eskalaciją ir regioninį konfliktą. Didžiausia klaida buvo ir Amerikos politikų strateginė klaida, tai per optimistiškas greitos pergalės scenarius. Trečia klaida tai yra regioninės ir globalios eskalacijos neįvertinimas. Tai yra viena iš didžiausių strateginių klaidų. Nes konfliktas peraugo iš lokalaus į regioninį. Įtrauktos praktiškai visos Persijos įlankos šalis. Iškilo pasekmės globaliai ekonomikai dėl uždaryto Hormūzo sąsiaurio, kuris sutrikdė apie 20% pasaulinės naftos tiekimo. Ir dar apie 50% suskystintų dujų tiekimo. Ir visam pasauliui dėl to pasileido šuoliuoti energijos išteklių kainos, sutriko pasaulinio tiekimo grandinės ir esminė klaida, kad neįvertinta, kad Iranas gali smogti ne tik kariniam, bet ir sisteminiam pasaulio ekonomikos taikiniam. Ketvirta klaida tai yra diplomatijos kaip metodo, kaip metodikos, kaip galios ignoravimas arba pavėluotas jos panaudojimas. Derybos prasidėjo tik po didelės karinių veiksmų eskalacijos. Ir prasidėjo nuo netinkamos, tai vadinamos ultimatinės retorikos. Pasireiškia grasinimus smogti infrastruktūrai, kas sumažino, aišku, kompromiso galimybės. Rezultatas tapo daug sunkiau pasiekti paliaubas. Iranas neturėjo ir iki šiol neturi paskatų nusileisti. Ir todėl konfliktas įsitvirtino arba, kaip sakant, užsirakino. Penkta klaida tai Irano vadovybės eliminavimo rizika. Jau pačią pirmą dieną buvo suduoti smūgiai, subombarduoti, reiškia, beveik 20 aukščiausių Irano vadovybės atstovų, įskaitant jų aukščiausią lyderį. Ir pagal to bombardavimo tikslą jis turėjo destabilizuoti visą režimą, bet visą tai sukėlė visiškai priešingą efektą. Režimas konsolidavosi, atsirado nauja lyderystė, kuri tęsia karą, tą vadinamą karinę, reiškia, islamo revoliucijos sargybinių, reiškia, vadovybę, perėmė valdžią, jinai šiuo metu
vadovauja ir jinai tęsia tą karą, nes ta klaida pasireiškia to, kad pervertintas vieno arba vyriausio vadovo pašalinimu, tikintis, kad tai sužlugdys visą sistemą. Šeštoji klaida tai JAV ir Izraelio strateginių interesų nesuderinamumas. Atsirado tarp šitų dviejų veikėjų, bombardavimo veikėjų, atsirado vidinė įtampa. JAV linkusi ieškoti pasitraukimo su dalinė pergalė varianto, o Izraelis vis dėlto siekia ilgalaikio Irano grėsmės eliminavimo ir tai silpnina bendrą strategiją ir siunčia labai priešingus signalus. Na ir septinta, matot, kiek daug klaidų, reiškia, ir Amerikos politikai, pirmiausia, tai jų, reiškia, Trumpas, reiškia, prezidentas Trumpas ir jo artimiausi bendražygiai, reiškia, padarė tas klaidas. O ta septintoji klaida, tai pernelyg siauras karinis mąstymas. Tie kariniai smūgiai buvo efektyvūs faktiškai, nes sunaikinta dalis raketų, infrastruktūros, pasiektas oro dominavimas kai kuriuose zonose, tačiau šis konfliktas nėra ir iki šiol nėra vien karinis, jis yra ir ideologinis, ir geopolitinis, ir ekonominis. Ir klaida, tai yra per didelis pasitikėjimas, kad kariniai veiksmai išspręs gilę sisteminę problemą. Ir aštunta, paskutinė, kurią aš noriu įvardinti klaidą, tai yra eskalacijos kontrolės iliuzija. Vienas iš pavojingiausių aspektų yra, kad manyta, kad galima kontroliuoti eskalaciją, bet realybėje kiekvienas smūgis sukelia atitinkamą atsaką, o tas atsakas eskaluoja, padidina dar didesnį atsakomai smūgį. Ir tai sukuria atitinkamą uždarą ciklą, kurį sunku sustabdyti. Na ir jeigu dabar visą tai apibendrinti ir įvardinti esminės klaidas, tai jos, kaip aš įvardinu, buvo 8, tiesiog pakartosiu. Pirma, tai neaiškus ir kintantys strateginiai tikslai. Antra, tai yra Irano atsako ir atsparumo neįvertinimas. Trečia, regioninės ir globalios eskalacijos ignoravimas. Ketvirta, diplomatijos nuvertinimas. Penkta, klaidingas tikėjimas režimo griūtimi. Šešta, JAV Izraelio interesų netitikimą. Septinta, per didelis pasitikėjimas karinė galia ir galutinai aštunta klaida - eskalacijos valdymo pervertinimas. Na, visa tai, aišku, vyksta pas juos, bet mus paveikė per prasidėjusius ir besitęsiančius nuostolius. Tai dabar pakalbėkime, kokio dydžio nuostolis jau šiuo metu yra patyrę patys iniciatoriai, tai yra JAV ir Izraelis, pradėję šį karinį konfliktą Irane. Tiesioginiai kariniai nuostoliai, jie gan nedideliai. Dabartiniais duomenimis, tai JAV yra žuvę kariai, pagal įvairius, reiškia, šaltinius, nuo 6 iki 13 žuvusių karių. Kai kurie duomenys mini, kad pirmieji 7 žuvo per pirmąją savaitę. Tai kaip matote, mastas labai nedidelis, lyginant su visais ankstyvesniais karais, nes JAV daugiausiai veikia nuotoliniu būdu. Tai panaudodama aviaciją ir raketas, vengia sausumos operacijų. Na, o Izraelis patyrė žmonių aukų daugiau. Įvardinama, kad žuvusių civilių yra nuo 20 iki 30, bet beveik kasdieną pranešama, kad žuvusių skaičius didėja, o sužeistųjų yra šimtais.
Ir kas svarbu Izraelį, kad dauguma aukų yra nuo Irano paleistų raketų ir dronų, kurių nesugebėjo net labai pažangi oro gynyba, reiškia, įveikti ir apsaugoti. Žymiai didesni yra materialiniai ir infrastruktūriniai nuostoliai. JAV, pirmiausiai, tai smūgiai jos bazėms regione ir Persijos įlakai, Irake ir kitur, pavieniai infrastruktūros pažeidimai, logistinių grandinių trikdžiai. O Izraelyje tai yra apgadinti miestai, apie daugelį strateginių objektų, smūgiai arti branduolinių pramoninių zonų, nuolatinės oro gynybos išlaidos. Na, kaip irgi yra skirtingi duomenys, bet skelbiama, kad tik tai vien operacijų vykdymas Jungtinės Amerikos valstybėm kasdieną kainuoja apie $1 milijardą. Plus dar nuo pusės iki milijardo per tą dieną yra išleidžiama ginkluotės įvairių priemonių. Izraelio, reiškia, tos materialinės išlaidos kare yra per pusę mažesnės, bet tie apgadinti miestai ir nuolatinės gynybos išlaidos, jos, reiškia, bendrai sudaro irgi netoli $1 milijardo per vieną dieną. Kadangi jau visas mėnuo vyko, tai galim pažiūrėti, kad Jungtinės Amerikos valstybės patyrė apie $50 milijardų materialinių nuostolių, o Izraelis apie 30 milijardų. Na, ne tik tai tie žmonių žūtis ir materialūs nuostoliai, pagrindiniai dar yra ir ekonominiai nuostoliai. Tai yra pasireiškia per naftos kainų šuolius, tiekimo grandinių sutrikimus, karinių operacijų kainą, geopolitiniai nuostoliai, tai to viso regiono destabilizacija, į konfliktą įtraukti kiti regionai, padidėjusi Rusijos ir Kinijos įtaka, politiniai nuostoliai, tai yra tarptautinė kritika, kaltinimai dėl civilių aukų ir taip toliau. Na, ką galima šitoje vietoje pasakyti, kad bombardavimui iniciatoriai nors patyrė patys, bet palyginant nedidelių nuostolių, bet sukėlė labai daug nuostolių visam pasauliui. Reiškia, realūs nuostoliai pasireiškia per daugia milijardinius ekonominius kaštus visame pasaulyje. Regiono destabilizacija, JAV geopolitinės pozicijos silpnėjimas ir, aišku, neįspręsta pagrindinė problema. Iki šiol Iranas išlieka pajėgus, jis dar kiekvieną dieną iš įvairių savo šaltinių, tiesiogiai pats ir per savo ten sąjungininkus, kurie yra Hezbollah, reiškia, Libane, husitai, reiškia, Jemene ir taip toliau, jie toliau tęsia, reiškia, puolimus prieš Izraelį ir JAV ginkluotę ir karinės bazės. Na, mums labiausiai svarbiausiai, kokius nuostolius pasaulio ekonomikai sukėlė šis karinis konfliktas. Nu, pirmiausiai tai sukėlė energetikos šoką, kuris pasireiškia kaip didžiausias poveikis. Na, tas visiems sužinojom, kad yra tas Hormuzo sąsiauris, per kurį anksčiau per vieną dieną praplaukdavo iki 120-140 tanklaivių su nafta ir suskistinom dujom. Dabar, reiškia, per tą karinį konfliktą maksimaliai 2-3 per dieną įplaukdavo. O kadangi per Hormuzo sąsiaurį eina, kaip įvertinta, apie 1/5 pasaulio naftos prekybos ir apie 50% suskistintų dujų,
Todėl net dalinis šių išteklių tiekimo sutrikimas sukėlė visame pasaulyje naftos kainų šuolius. Ir kaip matot, tie šuoliai kitur pasireiškia beveik dvigubai didesni nei, reiškia, pačios naftos, reiškia, tiekimo sumažėjimas. Na, kokios ekonominės pasekmės, tai iškilo infliacijos bangų augimas daugelį šalių, tapo brangesnė gamyba ir transportas, sumažėjo vartojimas, todėl kad, reiškia, pajamų dydis nepadidėjo, o kainos pakilo. Ir aišku, iš tokio tarptautinės ekonomikos apyvartos daugiau, reiškia, persiorientavo į vietinių ekonomikų apyvartą. Nu, labiausiai pakenkė, tai yra tiekimo grandinėms, nu, dėl ko padidėjo draudimo kainos laivybai, dalis maršrutų tapo apeinami, kilo vėlavimai Azija, Europa prekyboje ir ypač nukentėjo konteinerių logistika, just-in-time gamybos modeliai ir nuostoliai 10 milijardų eurų per mėnesį vien tik dėl vėlavimo ir brangesnio transporto. Rimvydai, išjungite jūs skaidrės, nematome. O, įdomu. Ekraną išjungit, nebebendrinate, įjungite iš naujo. Gerai, tik įjunkite demonstracinę versiją ir galėsim tęsti. Taip, dabar vėl su tuo gavosi, palaukite. Oi. Kaip dabar? Viskas gerai, galime tęsti. Gerai. Einam toliau. Tai yra, sureagavo ir visos finansų rinkos. Tai svarbu mums visiems, kurie investuoja tos pasyvių pajamų šaltinius, tai yra akcijas, obligacijas, ETF-us ir taip toliau. Tai sureagavo labai akcijų rinkos, sumažėjo vien tik tai per mėnesį Standard & Poor's, reiškia, nukrito apie 8%, reiškia, Nasdaq'as dar daugiau, iki 10% ir taip toliau. Na, o kapitalas pradėjo reaguoti ir iš akcijų pradėjo bėgti į saugias priemonės, tai yra į auksą, į JAF obligacijas. Na, išaugo, aišku, rizikos premija ir tai reiškia, kad visam pasaulyje ir Lietuvoje tapo brangesnės paskolos, paveikė mažesnės investicijas ir, aišku, sulėtino ekonomikos augimą. Na, ketvirta pasekmė visam pasaulyje, tai yra produkcijos ir prekybos sumažėjimas dėl energijos pabrangimo ir logistikos sutrikimų. Dėl to sumažėjo pramonės gamyba ypatingai Europoje ir atitinkamai Lietuvoje. Nukrito, aišku, eksportas, stabdomos investicijos, kai kuriuose sektoriuose, tai yra chemijos, metalurgijos, transporto, nuosmukis tapo reikšmingai. Na ir visą tai paveikė, tai vadinama globalų BVP.
Ekonomistai šio konflikto pasiekmes vertina per prarastą bendro vidaus produkto visam pasaulio augimą. Ir tipinis efektas tai reiškia, yra prognozuojama, kad pasaulio BVP augimas per artimiausią laikotarpį, per pusmetį ar net metus sumažės beveik iki 1 procentinio punkto, o tai sudaro daugiau kaip 10 trilijonų dolerių vertės. Taigi pasaulis bendrai praras šimtus milijardų, net trilijonus dolerių prarastos vertės. Ir jeigu tai dar truks ne 1 ar 2 metus, tai reiškia, turėsime tai vadinamą ilgalaikės struktūrinės pasiekmes. Ir rinkų fragmentacija sumažins ir ekonominį efektyvumą, padidins kainas, militarizacija padidins gynybos biudžetus, bus mažiau investuojama į inovaciją, švietimą, infrastruktūrą. Geopolitinis blokavimas, aišku, stiprins ekonominius blokus, mažins globalizaciją, tai susilpnins ilgalaikį augimo potencialą. Na ir apytikris bendras nuostolių mastas, daugelio ekspertų nuomonė yra tokia, jeigu sujungti visus mano minėtus efektus, trumpai laikotarpį jie vertina kaip 1 metus, tai bus prarasta arba patirta nuostolių nuo minimaliai 300 milijardų dolerių iki 1 trilijardo, tai vadinamo 1000 milijardų dolerių pasaulio ekonomikos nuostolių. O jeigu tas prasitęs ir net vidutiniu laikotarpiu vyks nuo 2 iki 5 metų, tai visas pasaulis praras kelis trilijonus dolerių prarasto augimo. Na, mums artimiausiai, tai kiek nuo šito kažkieno tai, reiškia, amerikonų ir izraeliečių sukelto konflikto, jau prarado ir toliau praras Europą, palyginus su JAV ir Azija. Svarbiausia išvada yra tokia, kad nuo šito konflikto Europa nukentėjo labiausiai. Azija dalinai per energetiką ir prekybą, o Jungtinės Amerikos valstybės santykinai mažiausiai. Net iš dalies laimėjo kai kuriuose srityse. Taigi, bendras pasaulinis efektas, kaip aš sakiau, per 1 metus nuo 300 milijardų iki 1 trilijardo dolerių, Europai didžiausi nuostoliai. Apytikris mastas nuostolių Europai per šiuos metus yra skaičiuojama nuo 150 iki 400 milijardų dolerių. Labiausiai jau nukentėjo ir toliau kentės energetinė priklausomybė, nes Europa importuoja didžiąją dalį energijos, tai naftą, dujas, todėl yra jautriausia kainų šokams. Pramonės struktūra irgi nukentės, todėl kad Europoje dar didelį dalį sudaro energijai imli chemija, metalurgija ir aplamai pramoninė gamyba. O geografinis artumas nuo konflikto veiksmų iki maksimaliai 4000 kilometrų, Iranas jau prademonstravo, kad jisai turi tas balistinės raketas, kurios gali bombarduoti iki tų 4000 kilometrų atstumu. Tai visa tai irgi gali sukelt papildomas grėsmes. Na ir konkretus kokie efektai. Taigi jau gamybos mažėjimas pasireiškia Vokietijoje ir Italijoje, eksporto kritimas ir iš Vokietijos, ir iš Italijos, ir Prancūzijos, aišku, ir iš Lietuvos, infliacijos atsinaujinimas ir beveik sustiprėjimas nuo 1,5 iki 2 karto, ir Europa faktiškai importavo ir toliau tęsia importo krizę. Azijoje, aišku,
nuostoliai irgi, bet vidutiniai apytinklis mastas, kaip matom, beveik pusė nuo Europos, tai yra nuo 100 iki 300 milijardų dolerių, nes reiškia, Kinija, Indija, Japonija ir kitos šalis irgi priklauso nuo energijos išteklių importo iš šito artimų rytų regiono. Pasikeitė prekybos maršrutai, nes atsirado trikdžiai tarp transportavimo tarp Azijos ir Europos. Eksporto ekonomikos pokyčiai irgi pasireiškė, nes pradėjo mažėti paklausa iš Europos. Nu ir kadangi pabrango gamyba, mažesnis eksportas ir spaudimas valiutom, Azijos tos didžiosios šalis irgi patirs nuostolių. Taigi Azija kenčia daugiau per sisteminius poveikius, o ne tiesioginius. Na, JAV pagrindinis iniciatorius šitų bombardavimų patirs mažiausiai nuostolių ir gaus tam tikrus dalinius laimėjimus. Na, apytikris mastas per visus šios metus, jeigu viskas tas tęsis, tai yra įvertinamas nuo 50 iki 150 milijardų dolerių. Kodėl jie mažiau nukentės? Todėl, kad JAV neturi energetinės priklausomybės, pati gamina naftą ir dujas, net jas eksportuoja. Finansinis dominavimas, kaip mes žinome, reiškia, visada buvo ir dabar didėja, ir kapitalas iš šitų paveiktų šalių ir iš Europos, ir iš Azijos pradėjo bėgti į Jungtinės Amerikos valstijas kaip į saugų prieglobstį. Geografinė izoliacija pasireiškia, todėl kad dar Iranas, reiškia, jo sąjungininkai neturi raketų, kurios gali pasiekti Jungtinės Amerikos valstybės. O netikėti pliusai, tai yra didesnis suskystintų gamtinių dujų eksportas į Europą, sustiprėjęs doleris, augančios gynybos ir energetikos sektoriaus pajamos ir vienintelį, kur daugiau pasireiškia nuostoliai, tai didėja valstybės išlaidos karui, todėl kad reikia aprūpinti visą tą karinės armados išlaikymą tame regione. Ir dėl to vienaip ar kitaip ilgainiui sumažės ekonominis augimas, reiškia, Jungtinės Amerikos valstybė. Na, dabar pakalbėkime apie jau artimiausią mums, apie poveikį Lietuvai šiais metais. Na, ekspertai skaito, kad poveikis gali siekti nuo 1 iki 3 milijardų eurų. Kas, reiškia, labiausiai nukentėjo? Tai yra energetikai imli pramonė, tokie sektoriai kaip trąšų gamyba, cheminių produktų gamyba, plastikų gamyba, medienos perdirbimas, dalis maisto pramonės. Dėl ko tai vyksta? Todėl, kad staigus energijos išteklių savikainos šuoliai, sumažėjusios gamybos apimtis, dalis eksportų tampa nekonkurencingi. Ir tai yra pagrindinis nuostolių šaltinis mūsų šalies ekonomikai. Dar, reiškia, kadangi viena iš tokių esminių sektorių, kuris prisideda prie mūsų šalies bendro vidaus produkto, tai yra transportas ir logistika. Sektoriai, kad kelių transportas, krovinių ekspedijavimas, jisai irgi yra paveiktas problemų, kaip brangstančio kuro, mažesni transporto srautai, ypač į vakarų Europą, ir didesnė draudimo ir rizikos kaina. Ir dėl to sąnaudos arba kaštai visos transporto veiklos padidėjo, o apyvarta sumažėjo, tai dėl to smarkiai suspaudė tą vadinamos pelningumo maržas. Na, trečia sritis, kuri irgi pajuto ir dar toliau pajus
reiškia, nuostolius, tai eksportuojant į gamybą. Kadangi mūsų pagrindinė eksportinės produkcijos reiškia, pirkėjai yra Vokietija ir Skandinavijos šalis, o dėl anksčiau mano sakytų poveikių ir Vokietijos ir Skandinavijos šalyse ekonomikos lėtėja, todėl iš tų šalių mažėja užsakymai, didėja Lietuvoje atsargų kaupimas, aišku, krenta investicijos, todėl Lietuva, nors labai nenorėtų, bet priverstinai paveldi tų didesnių ekonomikų problemas. Ketvirta, tai dar palies mūsų statybas ir nekilnojamą turtą. Tai, ką, reiškia, šiandien aš mačiau net ir jūsų klausimuose buvo, kaip tai paveiks nekilnojamo turto kainas. Tai galiu pasakyti, kad dėl visų šitų, reiškia, energetinių išteklių kainų pabrangimo ženkliai pabrangs visos statybinės medžiagos, pakils palūkanos hipotekinėse visose paskolose kredituose, sumažės vartotojų pasitikėjimas ir dalis vystymo projektų neišvengiamai bus atidedami arba ženkliai sumažinami. Truputį, aišku, nukentės ir mažmeninė prekyba. Dėl ko? Nes kadangi vartotojams kainos padidės, tai vartotojai bus priversti taupyti savo išlaidas ir dėl to jie sumažins daugelį savo nebūtinų išlaidų. Ir jie vienaip ar kitaip pereis prie pigesnių prekių ir dėl to prekybos įmonių pelningumas nukris. Nors kainos visose tos ir kyla, bet kyla ir pakils ne tiek aukštai, kad atsvertų pelningumo kritimą. Aišku, kai kas Lietuvoje netgi išlošia. Tai pirmiausiai išlošia vietinės gamybos energetika. Tie, kurie naudoja biokurą, tie, kurie naudoja vėjo arba saulės elektros gamybą, tai visą šitą atitinkamai išlošia. Aišku, gynybos ir saugumo sektorius irgi išlošia, todėl kad jūs visi žinot, kad beveik 6% nuo mūsų BVP šiais metais mūsų valdžia pasižadėjo skirti gynybos ir saugumo sektorius. Lėšos ten labai didelės, daugia milijardinės ir aišku, reiškia, tas sektorius išloš. Žemės ūkis dalinai irgi gali išlošti, todėl kad, reiškia, maisto vis tiek reiks iš kitų šalių dėl irgi gamybos pabrangimo yra ypatingai transporto kaštų pabrangimo, reiškia, tas importas iš kitų šalių sumažės ir mūsų žemės ūkio produkcijos gamintojai galės pasikelti savo kainą. Daugiausiai gali išlošti tai informacinių technologijų ir paslaugų eksportas. Tai reiškia informacinių technologijų, tai mūsų programistai, kurie dalyvauja daugelį tų informacinių technologijų programų kūrime, o paslaugų eksportas, tai pagrindinai tai yra reiškia, turizmo importas ir, aišku, gydomosios paslaugos Lietuvoje ir taip toliau. Ir aišku, kaip be finansų sektorius irgi išloš, bet kadangi beveik visas finansų sektorius pas mus priklauso užsienio kompanijom, tai visas tas pelnas iš Lietuvos persipumpuos į Švediją, Vokietiją ir kitas šalis. Ką galima baigiant apie Lietuvos bėdas pasakyti, kad Lietuvos ekonomika nukentėjo ir toliau nukentės ne dėl tiesioginio karo, o dėl jo poveikių
perdavimo mechanizmo. Nu, pirmiausia, pakilus energijos kainom padidėjo produkcijos kainos. Pramonė, reiškia, pajuto visą šitą savikainos padidėjimą, eksportas sumažėjo ir, aišku, atlyginimai sumažėjo. Net noriu atkreipti dėmesį. Jeigu pagal nominalią atlyginimo sumą skaičiais, euro skaičiais atlyginimai nesumažės, bet dėl infliacijos padidėjimo, dėl kainų padidėjimo, visų atlyginimų perkamoji galia ženkliai nukris ir mes toliau, reiškia, aš pateiksiu jums, kokiais procentais ir ką labiausiai Lietuvoje tai gali paveikti. Nu, kas svarbiausia Lietuvoje, tai didžiausia rizika ne pats šokas, o jo trukmė. Jeigu dabar tos paliaubos kažkaip tai sumažins visą šitą, tai aišku, mums labai padės, o jeigu tos paliaubos tik tai tušti pažadai, tai visi tie blogieji scenarijai duos ženklus nuostolius. Nu, mums geriausias variantas tai yra, kad tas šokas būtų trumpalaikis, prie jo ekonomika prisitaikys, nuris tos iki šiol per mėnesį patirtus nuostolius ir galbūt sekančiam etapė juos kompensuos. O jeigu tas šokas bus ilgas, struktūriniai nuostoliai pasireikš, pramonė sumažės ir sunyks. Na dabar pašnekėjom apie globalų pasaulį, pašnekėjom apie Europos ekonomiką, Lietuvos ekonomiką. Čia atrodo taip tolimesni, reiškia, nuo mūsų, reiškia, veikėjai, bet mums labiausiai tikrai visiems svarbu, kiekgi prarado, ar dar praras Lietuvos vidurinę klasę, arba net mažas pajamas gaunantis mūsų samdomo darbo naudotojai. Na, aš tikiu, kad šiandien dauguma mūsų klausytojų priklauso Lietuvos viduriniai klasiai, tai kaip tai palies ir juos. Nu, kokios prielaidos. Nu, čia mano padarytos prielaidos, jos truputį supaprastinos, bet pagal mano galva yra artimos realybei. Tai mano paskaičiavimu, kad mažų pajamų gavėjai, tai reiškia, kurių pajamos nesiekia to vidutinio atlyginimo į rankas, tai reiškia, jie praras per metus nuo 800 iki 120 eurų. Nu tai, grubiai sakant, nuo pilno savo atlyginimo iki pusantro savo mėnesinio atlyginimo per metus. Vidurinė klasė praras daugiau. Nuo 1800 eurų net iki 3000 eurų, reiškia, skaičiuojant tų pajamų į rankas. Tad kreipkite dėmesį, jeigu tas konfliktas nebus sumažėjęs vienaip ar kitaip ir nieko mes patys nedarysim to, ką aš jums pačioj pabaigoj pasiūlysiu daryti, tai su tokiu nuostoliu turėsim susigyventi. Na, mažas pajamas gaunančių metiniai nuostoliai, kaip atsakiau, bus nuo 600 iki 1200. Kas jiems sudarys, atkreipkite dėmesį, nuo 6 iki 12% metinių pajamų. O čia yra svarbiausias dalykas, ne absoliutus dydis, bet koks procentinis dydis. Vidurinė klasė, nuostoliai, kaip matot, reiškia, skaičiais yra didesni nuo 1200 iki 3000 eurų. Bet jiem santykinai sudarys mažesnį procentą, beveik pusantro karto. Tai yra nuo 4% iki 8% metinių pajamų. Na, žiūrint į visą šitą,
kadangi tas konfliktas nebejotinai, neišvengiamai sukels tokius mum nuostolius, tai sukompensuoti mes galim tik tai pasididinus atitinkamai ne mažesniam procentai mūsų, reiškia, pajamas. Taigi, pasižiūrėkim į tą, kaip atrodys tas pagal tiesioginį palikimą. Mes čia kairiai turim stulpelį, reiškia, pajamų gavėjų grupė, tai yra mažas pajamas gaunančių ir vidurinė klasė. Metiniai nuostoliai, jie mano buvo įvardinti, procentiniai, tai mažas pajamas nukentės nemažai nuo 6 iki 12%, bet svarbiausiai, tas, reiškia, poveikio smūgis bus egzistencinis. Todėl, kad šitie žmonės iki 70-80% savo pajamų sunaudoja būtinom savo išlaidom. Ir jeigu, reiškia, tas pakils kainos, tai, nuo 6 iki 12%, tai aišku, tai bus ženkliai paveikta jų egzistencinio gyvenimo būklė. Vidurinė klasė patirs santykinių nuostolių mažiau, nuo 4 iki 8%, ir pagrindinai tai bus ne tiek egzistencinis poveikis, kaip gyvenimo kokybės pablogėjimo rezultatas. Na, ką reiktų prisiminti? Ir žinot, kad absoliučiai daugiau praranda ir praras vidurinės klasės atstovai, bet santykinai tai yra mažas pajamas gaunantis asmenys. Ir tai pasireikš gilesnių turtinės nelygybės didėjimu. Na, jeigu taip pažiūrėti per visas mūsų gyventojų namų ūkius, čia pažiūrėkim, kairėje, reiškia, kairiame stulpelėje namų ūkio būdas. Vienišiai, kurie gyvena ir dirba vieni, jų nuostoliai per metus sudarys nuo 700 iki 1800, tai sudarys nuo 5 iki 10% jų, reiškia, pajamų, ir jie bus pažeisti vidutiniškai. Poros, kurios gyvena be vaikų, bet truputį kompensuoja tas atskiras išlaidas ir būsto išlaidas, ir maisto ir taip toliau, jie panašiai poveikis jų pajamas bus nuo 4 iki 8%, ir tai sudarys mažiausią pažeidžiamumo lygį. Šeimos, kurios turi vieną vaiką, jie patirs jau ženklesnius nuostolius nuo 2000 iki 4500. Tai jeigu abu, reiškia, santuokiniai dirbantis, tai jų pajamos bus, pajamų perkamoji galia sumažės panašiai nuo 6 iki 10%, ir tai pasireikš kaip padidėjusių pažeidžiamumų. Šeimos, kurios turi 2 ir daugiau vaikų, labiausiai bus paveiktos jų nuostoliai, metiniai nuostoliai. Nuo 3000 iki 7000 eurų, santykinai tai sudarys nuo 8 iki 15%, pažeidžiamumas didžiausias, ir panašus santykinis poveikis bus visiems pensininkams, kurie buvo visą gyvenimą samdomi darbuotojai ir tikisi pensiją gauti tik iš sodros pavidalo. Tai jų, reiškia, individualus kiekvienas pensininkas neteks, reiškia, nuo 500 iki 1500 eurų perkamosios galios, tai sudarys nuo 8 iki 15% jų bendro perkamosios galios per metus, ir tai bus labai didelis pažeidžiamumas. O štai šitą viską jūs turit pasižiūrėti, ir vienintelė
planuojant, reiškia, savo ateitį, jūs į šitos skaičius turėtumėt atsižvelgti. Na, kaip laikinomis paliaubomis prasidėjusios diplomatinės priemonės gali realiai sumažinti anksčiau prognozuotus nuostolius. Šitą dalį aš, kaip sakau, šiandien turėjau papildyti jūs, nes iki vakar dar viso šito nežinojom, bet paskelbus šitą, šiandien visą dieną, reiškia, analizavau, žiūrėjau įvairius duomenis ir trumpai pateiksiu jums, reiškia, savo išvadas. Tai koks prasidėjusių paliaubų poveikis? Diplomatinės pastangos vakar naktį ėmusios veikti artimuose rytuose pradėjo pasaulio ekonomiką ne per gerą valią, o per labai konkrečius rizikos, energijos ir logistikos kanalus veikti. Nu, kaip ši diplomatija gali sumažinti globalius nuostolius, kuriuos minėjom ir visam pasauliui, ir Europai, ir aišku Lietuvai, ir aišku mūsų namų ūkiams. Labiausiai tikėtina, kad praplėtus kritinį energetinių išteklių tiekimo kanalą per tą vadinamą Hormūzo sąsiaurį sumažės rizikos premija naftos kaina. Tačiau, tai, ką reiškia JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasakė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas, viskas bus labai gerai, o Irano valdžia pasakė, kad jeigu atidarys Hormūzo sąsiaurį, tai kiekvienas praplaukiantis, reiškia, naftos ar suskystinų dujų tanklaivis turės mokėti atitinkamą mokestį po $2 milijonus ir Iranui, kuris sudaro tą kairę pusę to Hormūzo sąsiaurio, ir Omano, kuris sudaro dešinę pusę. Tai $4,000 už kiekvieną tanklaivį, tai yra reiškia, ženklus priedas prie naftos savikainos. Aišku, pats tiekimas padidės, net jei ir nepilnai atsistatys, ir todėl sumažės pačių kainų šokų tikimybė. Galima pasakyti, kad šiandien tik per vieną dieną naftos kainos nuo tenai $109 nukrito iki $95, tai yra beveik 12–13%, bet tai yra, reiškia, tokia laikina situacija, jeigu ten viskas pasirodys visiškai kitaip nei yra politikų reklamuojama, tai reiškia, viskas gali pasikeisti, bet jeigu nepasikeis, jeigu viskas bus taip, tai yra aišku, sumažės globali infliacija, nukris gamybos kaštai, stabilesniu taps ekonomikos augimas, sumažės tą vadinamą geopolitinę rizikos premiją, sustiprės investuotojų pasitikėjimas, o kapitalas vėl grįš į akcijas, į realią ekonomiką. Ką tai reiškia Lietuvai? Lietuvai poveikis bus netiesioginis, bet reikšmingas. Apmažės kuro kainos. Sustiprės eksportas, kas labai svarbu mūsų ekonomikai, ypatingai pramoniai. Sumažės infliacija ir palūkanos. Atsigaus transporto sektorius. Pasižiūrėjau 2 tos vadinamos galimus scenarius. Mums palankiausias būtų scenarijus A, kuris vadintųsi stabilizacija. Pagal pažadus tai yra, turėtų būti realistiškiausias dabar. Nafta atpigs apie 10%. Kuro kainos Lietuvoje, benzino kainos nusmuks, reiškia, nuo 7 iki 12 centų už litrą, dyzelinas nuo 8 iki 15 centų. Tai ką tai reiškia? Pavyzdžiui, jeigu dabar yra kolonėlėse kainos
euro 60, tai gali tapti euros 45 arba euros 52. Infliacija labai svarbu, kad sumažės nuo 0,3 iki 5%, tai reiškia buvo prognozuojama, kad tai bus 3,5%, gali tapti, reiškia, mažesnė tarp 3 ir 3,2%. BVP irgi truputį išaugs. Pagal blogai scenarijų buvo numatyta, kad reiškia, ankstyvesnė prognozės 2,6%, dabar gali pasiekti net ir 3%. Nu, blogiausias scenarijus būtų B, jeigu paliaubos sužlugs. Nafta pabrangs nuo 20 iki 40%. Kuro kainos Lietuvoje neišvengiamai pakils. Benzinas nuo 20 iki 40 centų už litrą. Dizelinas nuo 25 iki 50 centų už litrą. Tai ką tai reiškia? Nuo dabartinių kainų euro 60, reiškia, jisai pakils čia iki 2 ir daugiau, reiškia, eurų. Infliacija išaugs, reiškia, nuo 8 iki beveik 2%, tai yra pasieks beveik 5% per metus, BVP sumažės per metus iki 0,5% ar geriausiu atveju 1,5%. Na ir baigiamoji, svarbiausia, turbūt vertingiausia visiems mūsų klausytojams dalis, kurią, kaip aš anonsavau, reiškia, nusipelno visi, kurie iki galo išklausė, tai yra kaip apsiginti nuo tokių globalių pasaulio jėgų skurdinančio poveikio. Šitą pagrindinės taisyklės, tos apsaugos, apsigynimo reikia labai gerai įsisavinti ir jomis naudotis. Nu, pirmiausiai, mes prisiminkime ir gerai išnagrinėkime, kokius gyvenimo aprūpinimo etapus, jeigu jie teisingai panaudojami, mes galime turėti savo gyvenime. Nu, pirmiausia, jeigu mūsų gyvenimas nuo gimimo iki išėjimo iš šio pasaulio sudaro tą ilgąją, reiškia, iš kairės į dešinės rodiklę, tai pirmiausiam etape yra vaikystė, jaunystė ir besimokantis, jame šitą etapą sudaro tai vadinami bręstantis išlaikytiniai. Nu, jie, kaip sakant, nuo 14 iki 22 metų, po to prasideda, reiškia, jų profesinė veikla, jie paprastai ieško ir suranda darbus, naudodami arba nuomodami savo darbo jėgą, ir tai, reiškia, turėtų užsiimti nuo 20 iki kokio 35 metų. Po to prasideda sekantis etapas, kreipkite dėmesio, tai yra nuosavo kapitalo įdarbintojai. Jau iki tų 35 ar vėliausiai 40 metų yra sukauptas šioks toks nuosavas kapitalas ir jisai būtinai turi būti įdarbintas ir gaunama jo grąža. Na ir, reiškia, jau nuo 65 metų, kada prasideda tas pensinis amžius, reiškia, vėl patenkame į pensininkų etapą. Tie, kurie, reiškia, visą gyvenimą tik tai dirbo samdomaisiais darbuotojais, jie tampa išlaikomi pensininkai iš sodros. Na, o tie, kurie, reiškia, sukūrė ir naudojasi nuo savo kapitalo įdarbinimu, dar nuo to kapitalo grąžos.
Tai va čia tokie 4 būtini ir etapai, jeigu jie yra įsisavinti ir teisingai naudojami. Tačiau didžioji dalis nesinaudoja šitais etapais. Ir aš juos vadinu nesubrendusiu protiškai asmenim ir koks jų likimas. Ir dažniausiai, kurie pasirenka tokį savo likimą, jie praktiškai nepaveikiami. Na, tas pradinis etapas labai pranašus, jie mokosi tose daugelis nemokamuose švietimo mokyklose, kas iki 14 metų, kas net iki 20, ten 2-4 metų, įskaitant aukštasias mokyklas. Na ir po to nesuranda, reiškia, atitinkamų pajamų šaltinio, kad galėtų patys jį valdyti ir pasirūpinti. Ir jie išlikę neįgalus savarankiškam apsirūpinimui, jie pasirenka tą vadinamą išlaikytinių kelią. Ar tai tėvai išlaikytiniai, ar kažkokios tai valstybės institucijos. Ir, reiškia, visas toks jų likimas tęsiasi iki pensinio amžiaus ir jie toliau pavirsta jau išlaikomi pensininkai. Nu tai va, šita kategorija yra labiausiai, reiškia, paveikta, labiausiai nuskriausta, nes pasirinkusius tų išlaikytinių likimą visą jų gyvenimą persekios skurdo grėsmė, nes pirmiausia, jie yra įtikėję savo finansinių neįgalumų. Jie nemoka, nežino, nenori savarankiškai rūpintis savo gyvenimo aprūpinimu. Todėl, kad jie įtikėję. Todėl jie įnirtingai reikalauja kažkokiu tai rėmėjų, jie kaltina valdžią, tėvus, aplinką ir taip toliau, pasaulį galų gale. Ir vat mano šiandien nagrinėtas karinius konfliktus ir reiškia vienaip ar kitaip remiasi rėmėjais ir jais naudojasi. Trečia priežastis, svarbiausia. Tačiau jie tą visą laiką lieka priklausomi nuo tų savo turimų rėmėjų, pačių rėmėjų, ką jie surado, bet nuo tų rėmėjų finansinių galimybių ir, aišku, geros valios. Jeigu tie rėmėjai išnyksta, pavyzdžiui, tie, kurie remiasi tėvais, žinom, kad vienaip ar kitaip tėvams senstant, šiau vėliau jie palieka šitą pasaulį, taip kad tokie rėmėjai išnyksta. Reiškia, jeigu tie tėvų, reiškia, pajamos išėjus jiem į pensiją, sergant ar šitą sumažėja, tai pas juos sumažėja finansinės galimybės. Kiti, reiškia, rėmėjai, daugiausiai valstybiniai, biudžetiniai rėmėjai, dar labai priklauso nuo jų, tai vadinamo, geros valios. Na ir ketvirta priežastis, kad visos globalaus pasaulio negandos tas rėmėjų galimybės mažina ir nulemia išlaikytinių gyvenimą visada ties skurdo riba. Noriu akcentuoti ir atkreipdėmėsi. Jūsų tarpe turbūt nėra tokių, kurie pasirinko savo išlaikytinių likimą, tačiau jūsų aplinkoje yra tokių. Nedaug dieve, kad jūsų, reiškia, palikonių vaikų tarpe gali tokių atsirasti. Taip pat nuo tokio pasirinkimo reikia juos apsaugoti. Antra kategorija tai yra tie, kurie pasirenka išnaudojimų lemtį. Tai yra žmonės, kurie
pasirinka visą gyvenimą būti samdomaisiais darbuotojais. Kadangi jie pasirinko tokiu, taip juos ruošia mokykla, taip juos orientavo tėvai, savo pavyzdžių daugelis tėvų taip juos įkvėpė, todėl jie labai sunkiai yra įtakojami. Ir dėl to jų lemtis ne per daug irgi gera. Kaip matote, irgi pirmame etape jie yra tie vadinami bręstantis išlaikytiniai. Antrame etape iki pat pensijos jie tampa darbo jėgos nuomininkais. Ir paskutinis gyvenimo etapas yra išlaikomi pensininkai. Žiūrėkit, kaip dabar su ta antra pakopa. Reiškia, čia buvo, mano galva, tai buvo neblogas toks pasiūlymas visiems tiem ir darbo jėgos nuomininkams turėti šalia sodros pensijos dar papildomą pensijos šaltinį iš antros pakopos. Bet dabar, kadangi valdžia sudarė jiems sąlygas iš tos antros pakopos išeiti, tai jau yra skelbiama, kad jau iki šiol, reiškia, apie 60 000 tokių žmonių atsiėmė sukauptas lėšas antroje pakopoje ir aišku, jų pensinio laikotarpio gerbūvis tampa labai problematiškas. Pasirinkę savo gyvenimo aprūpinimą, o tokiu būdu savo darbo jėgos nuomą, absoliuti dauguma netampa turtingais. Nes pirmiausia, jų pajamų šaltinių yra jų gyvenimo laiko mainai. Jie savo gyvenimo laiką naudoja kaip tą vadinamą darbo jėgos nuomą ir išmainydami tą savo gyvenimo laiką pinigus, o tie pinigai toliau yra naudojimas to jų gyvenimo aprūpinimui. Grubiai sakant taip, jie dirba, kad išgyventi. Antra, uždirbamų pinigų dydžiai jų tiesiogiai priklauso nuo panaudoto darbo laiko ir jo valandinių įkainių. Kaip matote, ir panaudotas darbo laikas per parą, ir valandiniai įkainiai nuo rinkos pasiūlymų yra realiai riboti. Ir tai nulėmė jų bendrą pajamų ribotumą ir, aišku, galimybės geresniam ir gerėjančiam gyvenimo kokybės aprūpinimui. Ir ketvirta priežastis, kodėl daugelis samdomų darbuotojų netampa turtingais, todėl, kad samdomieji darbuotojai sudaro mažai tų vadinamų uždirbančių bei skurdėjančios vidurinės klasės kategorijas. Ir tik suvokia ir išnaudoja įdarbinto kapitalo grąžą, praturtėja. O tam, kad jie visą šitą įgyvendintų, jiems yra naudingiausia ankstyvoji pagalba. Jeigu paimsime tą pirmąjį brendimo laikotarpį iki 14 ar iki 22 metų, po to trumpam jie pradeda įsisavinti savo profesinės veiklos pajamas, panašiai 10-15 metų profesinės karjeros laikų. Bet nuo 35, o vėliausiai nuo 45 metų, jie jau turi sukaupę atitinkamai nuosavo kapitalo ir sėkmingai jį įdarbinę, jie pradeda gauti didėjančią kapitalo grąžą. Ir toliau išėję į pensiją, jie, aišku, pagrindinai aprūpina savo pensijinį gyvenimą ir savo kapitalos grąžos
Jie yra savo kapitalo grąžos naudotojai. Tai vat, visiems šios dienos klausytojams labai linkiu tapti tokių 4 etapų gyvenimo savo etapų naudotojais. Svarbiausia reikia žinoti, kad turtingais tampa anksti ir teisingai pradėję savo turtėjimo kelią. Nes pirmiausia, jie suvokia, kad pajamas sparčiai ir gausiai didina ne sunkus ir papildomas darbas, o jų darbintas kapitalas. Pirmiausia, tai yra žmogiškasis, kuris kelia jų profesinės pajamas, ir visuminis kapitalas, kuris duoda papildomų, to kapitalo grąžos pajamas. Antra, tai kad tinkamai panaudotas tas kapitalas gausina pajamas ne šiaip paprastai, ne taip kaip samdomojo darbo pajamas, bet eksponentiniu dėsniu, kuris, kaip Albertas Einšteinas sakė, yra grindžiamas sudėtinių palūkanų stebuklu. Ir trečia priežastis, kadangi jis gali dirbti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, tai dar be atostogų, ligų ir jokių pertraukų, tai joks samdomas darbas jo pasivyti negali. Ir ketvirta, todėl šią savo pajamų priemonę būtina įsisavinti ir naudoti kuo anksčiau. Jeigu pažiūrėti daugelį dabartinio pasaulio, ne milijonierių, bet milijardierių, tai tokia savo pajamų priemonė per savo kapitalo įdarbinimą, kai kas pradėjo nuo 8 ar 10 metų, vėliausiai pradėjo nuo 18-20 metų ir per savo gražųjį amžių pasigausino savo ir kapitalą ir pajamas iki ne tik milijoninių, bet milijardinių apimčių. Iš savo praktikos galiu pasakyti, kad ne tik aš pats, bet nemažai mano mokinių, studentų, mano, turtėjimo akademijos lankytojų, klausytojų, tie, kurie visą tą įsisavino ir ėmė daryti, tai sudaro iš visų tų klausančių apie 20%, per 10, vėliausiai per 15 metų, jie jau tapo milijonieriais. Na, o jums, jeigu kas nori, tai irgi galite sėkmingai pasinaudoti. Pirmiausiai, tai dalyvaujant FIKVOS ir turtėjimo akademijos renginiuose ir mokymuose. Na, pirmiausiai, tai jau, 25 balandžio FIKVA rengia finansų savaitgalį Kaune, todėl labai visus kviečiu sudalyvauti šitam savaitgalį, kur aš darysiu pranešimą, kada pradėti, kaip pradėti ir nuo ko pradėti tą ankstyvų savo investicinių pajamų kelią. Ir ten tikrai pasisemsite ypatingai daug naudos savo ir turėsite informacijos. Taigi, tiek mano pranešimo šiandien. Jeigu ką sudominau, labai buvo malonu. Jeigu kam kilo klausimų, tai laukiu jūsų klausimų, kuriuos man perskaitys, o aš pabandysiu atsakyti. Taip, tai turime keletą klausimų. Tai pirmasis klausimas būtų toks: kaip atsižvelgiant į esamą situaciją reikėtų koreguoti investicinį portfelį? Ko vertėtų pridėti, ko atsisakyti ir ko apskritai geriau nepirkti? Taip, tai šitam pranešime, kurį aš jau paruošiau balandžio 25, tai ten kaip tik yra konkrečiai, portfelių variantai, kaip šiuo metu reikėtų sureaguoti, jeigu tas vadinamas pasaulinis
Irano tas konfliktas tęsis ir taip toliau. Pirmiausiai reikia atsisakyti daugelį tų vadinamų rizikingų priemonių, kurie investiciniam portfelyje yra panaudoti. Ir beveik pusę portfelio pervesti tos vadinamos finansinius saugus. Kaip žinome, yra 3 finansinės priemonės, yra finansiniai aktyvai, finansiniai pasyvai ir finansiniai saugai. Aktyvai, kaip žinom, jų naudojimas atneša papildomas ne tik tai pajamas, bet ir padidina perkamąją galią mūsų pajamų. Pasyvai sumažina mūsų pajamas, padidina išlaidas, sumažina mūsų perkamasis galės, o saugai dalinai padidina tas vadinamas pajamas, bet svarbiausia išlaiko tų pajamų perkamąją galią. Taip pirmiausia, iš tokių pajamų, iš tokių saugų yra auksas. Reiškia, jeigu taip žiūrėti, tie, kurie jau savo portfelėje, anksčiau mes visada rekomendavom, kad savo investiciniam portfelį investavimas į auksą, fizinį auksą, tą vadinamą popierinį auksą arba aukso gavybos įmonių akcijas, turėjo sudaryti nuo 10 iki 20%. Tai dabar šiais metais visi ekspertai sako, kad šitą dalį reikėtų bent 1,5 karto padidinti. Toliau, reiškia, antras dalykas, tai yra vyriausybių, reiškia, iždo obligacijos, kurios yra atitinkamai, kurių palūkanos atitinkamai reaguoja į infliacijos kaštus. Tai vat, tokią dalį, jeigu anksčiau galima buvo apsiriboti 5% portfelio, tai dabar reiktų padidinti nuo 10 iki 15%. Kas liečia investavimus į tos vadinamos indeksinius ETF-us, tokius kaip Standard & Poor ir kitus, tai kadangi didžioji dauguma įmonių įeinančių į tą tokį indeksą bus paveiktos anksčiau mano minėtų poveikių, tai visi tie indeksai tikrai per artimuosius metus sumažės. Tai dėl to reikėtų šitą dalį sumažinti ir vietoj jų pasirinkti, dabar galima irgi surasti aktyviai dirbtinio intelekto veikiamų akcijų atitinkamą paketėlį. Trumpai, o smulkiau variantai, reiškia, tokių portfelių bus pristatyti balandžio 25 dieną mano pranešime. Gerai, tuomet sekantis klausimas turbūt bus ilgas ir iš kelių dalių. Ar teko girdėti informaciją, kad sugriautos naftos infrastruktūros atstatymas artimuosiuose rytuose gali užtrukti vidutiniškai 50 metų? Todėl pigios naftos artimiausiu metu tikėtis nereikėtų. O antra, ar augantis JAV naftos poreikis neskatina ieškoti itin pigių arba net faktiškai nemokamų naftos šaltinių? Kai kuriuose šaltiniuose minima Venesuelos situacija, kur teigiama, kad JAV šiuo metu gauna naftą beveik nemokamai. Kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu? Ar tokioje situacijoje gali susidaryti įspūdis, kad JAV užsitikrina energijos išteklius itin palankiomis sąlygomis, o kitoms šalims tenka mokėti gerokai brangiau? Nuo paskutinio, lengviausiai turbūt atsakyti. Visi kariniai konfliktai, visos ekspansijos, ką per pastarąjį, kaip sakant, šimtmetį darė Jungtinės Amerikos valstijos, tai buvo jų, reiškia, priėjimas ir pasinaudojimas naftos ir kitais energetiniais ištekliais. Tai va tai, ką jūs vardinot, ir Venezuela, ir anksčiau buvo Irakas, ir
ir kiti, reiškia, konfliktai. Tai vat Amerika į savo nereklamuojamus ir nedeklaruojamus tikslus visada turi, reiškia, norą, galimybę savo jėgą panaudoti tiem vadinamam nemokamiem arba žymiai pigesniem energijos resursam įsigyti. Na, toliau tas pirmas klausimas. Ar atstatymas, infrastruktūros atstatymas neužtruks 5 ar 10 metų? Jeigu pagal tai, kas įvyko dabar, reiškia, ta infrastruktūra paveikta tik tai Irane. Irano indėlis, pačio Irano indėlis į naftos gavybą iki šiol buvo nedidelis. Per visą tą pasaulį sudarė kelis procentus. Nedaugiau turbūt 3%. Taip kad jeigu nors tas pačios naftos gavybos, reiškia, infrastruktūra beveik nenukentėjo Irane. Bet jos atstatymas tikrai netruks, daugiausiai 1 metus. Viso kita pagrindinai nutrūko, tai yra kitų, reiškia, naftos šaltinių išgaunamos naftos tiekimas per tą Hormūzo sąsiaurį. O šitas, reiškia, tengi nieko ypatingai nereikia atstatyti. Taip kad šitą, pagal mane, šitas veiksnys nedidelis. Nu, o kaip su Venesuelos nafta, tai reiškia, kol kas prie tos naftos prieina tik tai Jungtinės Amerikos valstijos ir kažkaip tai visam kitam pasauliui kol kas tas prieimas bus sunkus. Tai aš manyčiau, kad tai, ką aš iki šiol šiandien minėjau, kad visiems mums vis dėlto reikia galvoti apie alternatyvinius elektros šaltinių kūrimus. Tai yra, Lietuvai, tai yra tas pats biokūras, tas pats vėjo elektrinės, saulės elektrinės, galbūt dar bangų mūšos, pas mus gan stipriai banguoja tą Baltijos jūrą, va tokie energetikos šaltinius, juos reikia įsisavinti. Tarp kita ko, reiškia, jau statistika sako, kad beveik 40% Lietuvai reikalingos elektros energijos mes pasigaminam iš savų šaltinių. Tai jeigu toliau tęsim tokius tempus, tai bus tas neblogai. Tai va tokie 3 atsakymai. Gerai, toliau sekantis klausimas. Ar teko girdėti informaciją, kad sugriauta vandens išgavimo infrastruktūra gali paskatinti labai didelio masto emigraciją iš artimųjų rytų, gerokai rimtesnė nei buvo 2015 metais per Sirijos konfliktą? Taip, reiškia, labiausiai visą tą regioną, reiškia, žmonių gyvenimą ir jų kokybę ir net išgyvenimą gali paveikti, reiškia, gėlo vandens gavybos įmonių sunaikinimas. Pavyzdžiui, tas pats Kataras dabar beveik 2/3 ar net beveik 80% to vandens, geriamo vandens išteklių gauna iš šitų. Tas pats Iranas gauna. Jungtinių Arabų Emiratai lygiai tas pats. Irgi vienas iš mano, reiškia, ankstyvesnių mokinių, čia panašiai prieš 20 metų, jis turi įmonę Jungtinėse Arabų Emiratuose. Ir čia per šitas šventės buvau susitikęs su juo. Jisai labai taip smulkiai papasakojo apie realią padėtį Abu Dabyje. Jo ten įmonė Abu Dabyje ten turi
didelį būtą daugia aukščiam, reiškia, pastate. Ir į tą jo namą, reiškia, buvo, reiškia, nukritus, reiškia, drono nuolaužos, kilo gaisras. Aišku, tuo metu tam name buvo jo žmona su jaunesnė dukra. Aišku, jų sveikatai nepakenkė, bet tik išgąsdino. Jisai jau tuo metu buvo Europoje ir dabar visa šeima jų pervažiavo čia į Lietuvą ir bandys pragyventi šitą. Taip kad tokia emigracija jau prasidėjo, labai stambiai prasidėjo. Reiškia, nes iki šiol ir Emiratai, ir Kataras, ir daugelis kitų šalių buvo tokia, Omanas, buvo tokia kaip beveik prabangaus gyvenimo oazė, vos ne kaip finansinis rojus ir taip toliau. Dabar viskas tas suiro. Ir iš ten jau, reiškia, iš Emiratų per tą mėnesį vos ne 1 milijonas ir investuotojų ir taip toliau emigravo, beveik per pusę nukrito nekilnojamo turto kainos ir visas tas nekilnojamo turto, reiškia, sektorius tapo nuostolingas. Žodžiu, problemos ten didelis. Sekantis klausimas, ar Kinija netampa naujų lyderių, ar stiprėja juanis? Tai, kad Kinija jau dabar yra antruoju lyderiu, reiškia, jeigu Jungtinės Amerikos valstijų procentinė dalis pasaulio BVP sudaro apie 22-23%, tai Kinijos jau dabar apie 20%. Kad jinai yra antroji ekonominė jėga, kariniam, reiškia, visam šitai jie irgi, svarbiausiai. Dabar abi šitos šalis turi ypatingai didelį potencialą savo ekonomikos vystymo, todėl kad ženkliai jų investicijų dalis eina į dirbtinio intelekto technologijas, įmonės ir taip toliau. Ir toliau, kada prasidės dirbtinio intelekto priemonių naudojimas visose gyvenimo srityse, tai aišku, jos ženkliai aplenks visas kitas šalis. Šitoj vietoj, mano galva, didžiausia pavojus yra Europai. Todėl, kad Europa ne tik tai ekonomiškai pagal BVP užima tik tai tenai 3. ar 4. vietą pasaulyje, bet jinai ženkliai atsilieka ir dirbtinio intelekto įsisavinimo ir vystymosi srityse. Tai, o toliau dabar, iki šiol Amerika visą pasaulį išnaudojo, vienas iš tokių pagrindinių argumentų, kodėl Amerika iki šiol išnaudoja ir apgaudinėjo visą pasaulį. Kaip aš jau minėjau, reiškia, Amerika, Jungtinės Amerikos valstijos sukuria 20-22% bendro pasaulio vidaus produkto, o suvartoja to produkto apie 40%. Tai yra, suvartoja dvigubai daugiau, nei pagamina. Kokiu būdu jinai tai darė? Darė per didžiausią apgavystę, naudodama, reiškia, savo valiutą. Čia irgi per mūsų mokymus mes detaliai išdėstom, kaip jie visą pasaulį durnina ir apgaudinėja. Tai trumpai galiu pasakyti. Įsivaizduojat, Amerika spausdina dolerius. $100 kupiūros atspausdinimas Amerikai kainuoja savikainą apie 6 centai. Tai tą popierėlį su savikaina 6 centų išdalina amerikonams,
įmonėm ir žmonėm ir taip toliau. Ir jie atvažiavę į Lietuvą visur kitur, iš mūsų įsiveža mūsų realaus turto ne už 6 centus, už $100. Ir tokiu būdu, reiškia, tokiu būdu apgaudinėdami visą pasaulį, jie patys lobsta kitų žmonių sąskaitą. Reiškia, Kinija šitą irgi žino, dėl to jau jiegi sukūrė tą vadinamą BRICS, reiškia, valstybių susivienimą, kur nori atsisakyti nuo dolerio kaip rezervinės valiutos, įvesti tas vadinamą atsiskaitymą savom valiutom. Dabar ir šitą naftos krizę jau net ir Saudo Arabija dabar tiekdama savo naftą, tai pačiai Kinijai, tai Indijai ir taip toliau, jau parduoda ne už dolerius, kai buvo anksčiau padarytas susitarimas su Amerika, o už juanius. Ir tokiu būdu, reiškia, Amerikos dolerio jėga pasaulio ekonomikai silpnėja, o Kinijos stiprėja. Kitas klausimas, ar Lietuvos žemės ūkio kuro kainos neįtakoja, kaip Lietuvos gynybos ir saugumo pramonė išlošė iš karo Irane, kaip padidintos Lietuvos investicijos į gynybą susijusios su šiuo karu? Pirmiausiai mes galėtume ir turėtume daugiausiai išlošti reiškia, pagal savo gynybai iš to jau seno konflikto tarp Rusijos ir Ukrainos. Viską, kaip gintis nuo Rusijos, kokias priemonės naudoti ir taip toliau, mes galime ir turėtume perimti didelį patyrimą iš ukrainiečių. Tarp kita ko, ukrainiečiai yra sukūrę, reiškia, gynybos priemonės, kaip gintis nuo vadinamų dronų. Jau yra daugeliu šito artimųjų rytų šalim yra pardavę, reiškia, sudarė kontraktus, kaip tas priemonės jiems teikti. Tai iš jų ir tie Saudo Arabai, ir Kuveitas, ir kiti jau yra įsigiję ir taip toliau. Ir mes iš to galime pasinaudoti. Viską, kas bus šitame Irano konflikte realiai panaudota apsigynimui nuo tokių užpuolikų kaip Iranas ir jo sąjunginė Hezbollah, Hamas arba Husitai, irgi galima bus, reiškia, atitinkamai panaudoti ir Lietuvai. Taip kad, mano galva, 2 etapai. Pirma, perimkim visą patyrimą iš Ukrainos, o po to sekančiai jau perimsime iš kitų tolimų artimų rytų šalių. Ir dar vienas paskutinis klausimas, kodėl auksas yra saugojimo investicija? Prasidėjus karui Irane, kaina krito apie 15%. Ar dabartinė kaina nebebrangi investavimui? Irgi šitas yra kaip atskira argumentų, yra mano išnagrinėta ir bus smulkiau pateikta šitam balandžio 25 pranešime. Pirmiausiai, auksas yra ta vadinama vertę išlaikantis išteklius. Per visą aukso naudojimo laikotarpį, kaip aš sakau, nuo Kristaus gimimo iki dabar, aukso vertė nekito, koks jisai buvo, reiškia, jo visos savybės, tos fizinės savybės, tos jos ir išliko. Kodėl jisai yra kelia susidomėjimą? Todėl, kad jisai yra patrauklus per visą istoriją, kaip pagrindiniai papuošalų gamybos išteklius, todėl kad apie 50% pasaulio
iškasto ir turimo aukso yra paversta į auksinius papuošalus. Apie 6-8% aukso yra panaudojama įvairių pramoninėje gamyboje, įskaitant ir tuos superčipus, kurie yra. Kiti yra, reiškia, naudojami kaip atsargos. Bazelio 3, ta vadinamas susitarimas, čia prieš porą metų, pavertė, reiškia, kad visi bankai turintys auksą, reiškia, gali skaičiuoti pilnavertim savo atsargom pagal to aukso kainą. Kadangi aukso kaina kyla, tai reiškia ir bankų atsargos atitinkamai kyla. Taigi, reiškia, dar vienas, reiškia, aukso kiekis, kuris dar neiškastas, nuolat mažėja. Vien tik tai per pereitus metus 80 aukso gavybos įmonių užsidarė. Taip kad gavyba mažės, poreikis jo į visus šitos nemažės, tai dėl to bendrų to vadinamo laikotarpio aukso kainos tik tai auks. Dabar trumpų laikotarpių, tai gaunasi, reiškia, aukso kainų svyravimas. Kada prasidėjo šitas konfliktas, tai daugelis neturėdami pajamų, tarkim, iš naftos produktų, iš akcijų augimo ir taip toliau, reiškia, jie turėjo atitinkamai tas pajamas kažkur pasiimti ir dalį savo, reiškia, aukso atsargų pardavė, o kada atsiranda didėjantis pardavimai, kainos atitinkamai krenta. Taigi aukso dalis pasaulio centrinių bankų per šitą mėnesį pardavė. Ir tas centrinių bankų pardavimas numušė tas kainas. Bet visi ekspertai sako, kad dabar šitos kainos, reiškia, jeigu doleriais, tai jos yra apie 5000 už unciją, bet iki metų pabaigos jie prognozuoja, kad gali pakilti iki 6000, net kai kurios, jeigu toliau tas konfliktas tęsis, taps ilgalaikiu, tai net iki 8000. Taip kad mano galva ir mano įsitikinimu, per atitinkamą ilgametį periodą aukso kainos tik auks. Jeigu žiūrėti istoriją nuo šio amžiaus pradžios, per pirmosius 20 metų aukso kainos vidutiniškai kasmet kilo po 15, 14, 15% kasmet. Pernai per vienus metus aukso kaina pakilo 63%. Jeigu žiūrėti šios dienos, tarp kita ko, reiškia šios dienos, tai aukso kaina vos ne 4% padidėjo per vieną dieną, sidabro 6% ir taip toliau. Taip kad tas svyravimas trumpalaikis buvo, bet toliau vienaip ir kitaip. Mano portfelį, mano, kaip sakant, reiškia, bendraminčių portfelis, aukso investicijos į auksą sudaro nuo 10 iki 25%. Tai klausimų šiandien būtų tiek, tai norim padėkoti profesoriui už išsamų pranešimą ir klausytojams už kantrybę ir už klausimą. Ačiū visiems, kurie išklausė, ačiū, kurie klausimai buvo įdomu ir tikrai labai kviečiu. Bus labai įdomus tas pranešimas, kaip ženkliai pasididinti savo, reiškia, pajamas per savo kapitalo investicinę grąžą, ne tik savo asmeninę, bet savo svarbiausia šeimos. Mes Turtėjimo akademijoje, reiškia, ne tik tai, reiškia,
parodom, išmokom, kaip individualiai tapti turtingais ir turtėti, bet kaip savo, reiškia, visą šeimą padaryti turtingą, paversti ją dinastinę. O dinastinė reiškia, kurios, reiškia, elitiniai gebėjimai perduodami iš kartos į kartą, tai ne tik profesiniai, bet kartu ir finansiniai, investiciniai ir taip toliau. Ir štai irgi šio mėnesio sekantį savaitgalį pas mus Turtėjimo akademija daro tą vadinamą metinę dinastinių šeimų stovyklos 3 dienų suvažiavimą. Jame, aišku, dalyvauja tik tai mūsų Turtėjimo akademijos klubo nariai, bet jeigu jūs kas nors irgi tapsite mūsų, reiškia, bendruomenės nariais, irgi galėsite sudalyvauti tokiuose stovyklose. Taip kad kviečiu aktyviau bendradarbiauti. Iki sekančio susitikimo su jumis 25 balandžio Kaune, o su kitais mūsų Turtėjimo akademijos klubo nariais susitikimas sekantį penktadienį. Ate.